Ar žinojai, kad Egipto piramidės vieni paslaptingiausių statinių pasaulyje? Milijonai tonų akmens, pastatytos be modernios technikos prieš daugiau nei 4000 mečius. Oficialiai tai faraonų kapai. Bet ar tikrai? Kai kurie sako, piramidės slegia daug daugiau, nei mums leidžia matyti istorija. Cheopso piramidė aukščiausia iš Gizos piramidžių. 2 milijonai akmens blokų, kai kurie sveria net 15 tonų. Senovės Egipto technologijos, rampų teorija, virvės. Kai kurie ekspertai sako, net šiandien būtų neįmanoma pastatyti tokios piramidės be modernios technikos. Kodėl senovės žmonės taip tiksliai žinojo žvaigždžių padėtis? Ar tai atsitiktinumas? Ar jie turėjo paslėptą žinią ateities kartoms? Ir čia prasideda tikras sąmokslo sūkurys. Kai kurie teoretikai tiki, kad piramidžių statyba buvo nežemiškos kilmės, galbūt ateivių pagalba. Kiti mano, kad tai dieviškas mokymas, perduotas žmonijai iš aukščiausių jėgų. O gal tiesa, kažkur tarp šių dviejų. Egipto piramidės vis dar kelia klausimus, kurių atsakymai galbūt slypi po tūkstantmečių smėlio. Ar tai genialus žmogaus pasiekimas? Ar galbūt paslaptis, kurią mums paliko ateiviai ar dievai? Vienas dalykas aiškus. Piramidės vis dar intriguoja ir niekada nenustos kelti klausimų. Ir dabar klausimas tau. Kaip manai, kas tikrai pastatė šias paslaptingas struktūras?